It's not easy being me. Wash your face and brush your hair. Well, nag, 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 it's just not fair. I'm horrid Henry. So down with school, I'm gonna rule. And when I'm king, I'll do my thing. And then my life will be so sweet. I'm horrid Henry. Na na na, na na nay. The purple hand gang rules okay. Well, it's so easy being me. I'm horrid Henry. Blogiukas Henris. Labas, mama. Kaip tau šiandien sekėsi? Puikiai. Ei! Aš išbadėjęs. Kas prie arbatėlės, mama? Pakelk kuprinę ir eik ruošti namų darbų, kitaip nieko negausi. Bet nesiginčyk, Henri. Pala, kažką pametei? Na, greičiausiai čia namų darbai. Mieli tėveliai, norėjome jums pranešti, šią savaitę stebės kiekvieną vaiką. Čia ne namų darbai? Ne, čia stebimas. Kiekvieno vaiko stiprybių ir silpnybių stebėjimas. Taip. Nesijaudink, mama. Panelė Milutė sakė, kad visi puikiai susidorosim. Dėl tavęs nesijaudinu. Persikėlė, bet štai Henris. Ak taip, jis susimaus ir dar kaip. Negražu šitaip sakyti, Piterį. O, čia ne mano, o panelės Alebardo žodžiai. Ji ponui Sidui tą sakė per pertrauką. Nežinojo, kad aš jų klausausi. Matyt, kad nežinojo. Na kągi, reikia pasirūpinti, kad jie nesužinotų, koks Henris yra iš tikrųjų, ar ne? O kodėl? Na, jei jie supras, koks jis yra iš tikrųjų, gali mus palaikyti labai blogais tėvais. Bet juk jūs nuostabiausi tėvai pasauly. O, Piteri, tu visą žinai, ką gražaus pasakyti. Ar galiu eiti žiūrėti numeruotųjų nykštukų, mama? Jau paruošiau namų darbus. Žinoma, kad gali. Tuoj bus arbata. Paskubė, Henri, kitaip pavėluosi. Čia tau, Piteri. O, ačiū, mama. Kas šiandien priešpiečiams? Sumuštiniai su morkom. Bus skanu. Ir Henriui tą patį įdėjau. Jam tai nepatiks. Žinau, bet jam teks pakentėti. Šią savaitę jis privalo elgtis gražiai. Kas šiandien priešpiečiams, mama? Sumuštiniai su morkom. Sveikas maistas? Taip. Teks prie jų priprasti. Kodėl? Šią savaitę privalai elgtis gražiai, Henri. Aš? Gražiai elgtis? Ne. Blogiukas Henris, tikras blogiukas? Taip žymiai geriau. Joks berniukas neišgyvens misdamas vien morkų sumuštiniais, ypač jei tokių išvis nevalgo. Man patinka sumuštiniai su morkom. Tu juk kirminas, Piteri. Kirminams morkos patinka. Visai ne. Gana, berniukai. Bet tėti, Henris sakė. Žinau, ką jis sakė. Piteri. Bet jau laikas ruošti namų darbus. O ne, ką tik prisiminiau, kad pamiršau padaryti kai ką labai svarbaus. Henri, eik ruošti namų darbus. Tučtuojau. Kad aš jų neturiu? Ir tu manai, kad mes patikėsim? Na, šiuo metu tikrai jų neturiu. Pažiūrėk, kišenėse nieko nėra. Eik pasiimti namų darbų, Henri. O kurių norit? Šiandienos ar praėjusios dienos? Manau, turiu net ir praėjusios savaitės namų darbus, Henri. Ar galit patikėti? Tėtis ruošia mano namų darbus. Ir kaip sekasi, tėtė? Šiaip savo. Gal gali paprašyti mamos padaryti man arbatos? Žinoma, o aš tuo tarpu pažiūrėsiu televizorių, gerai? Ne. Palauk, Henri, o ką būtum žiūrėjęs? Nes jei tai mokomoji programa, manau, mudu su mama galėtumėm šį kartą padaryti išimtį. O, taip, galvau žiūrėti Didžiuosius pudelius. Na, šitos nebūsiu matęs, apie ką jie.
apie tai, kokie protingi gyvūnai. Na kągi, gal ko ir išmoksi. Galėjate. Ačiū, tėti. Negaliu patikėti. Ir nepamiršk mano arbatos. Ar jau paruošei namų darbus, Henri? Ta daro tėtis. Ką? Kodėl? Nežinau, tiesiog daro. O dabar pasitrauk, kūdikis mirdaliau. Nematau, ką daro sauskelnių princesė. Tu žiūri didžiuosius pudelius? Čia mokomoji programa, Kirmine. Viską pasakysiu mamai, kad ji viską žino. Su manu. Matai, sakiau, kad mokomoji. Na, kaip tau šiandien sekėsi? Nekaip. Sumuštiniai su salotom blogiau net už tuo su morkom. Namų darbai? Ačiū. O dabar auki sportbačius. Ką? Sportbačius. Prieš arbatėlę pabėgiosim. Man rodos, tėvai visai išprotėjo. Viskas, gana. Streikuoju. Kas čia? Tinkama muzika, kurios tu privalai klausytis. O kas, jei nesiklausysiu, neruošiu tavo namų darbų. Jau tie tėvai keistuoliai. Na, kaip šiandien sekėsi mokykloj? Apsimečiau, kad valgau sumuštinius su burokėliais, kaip ir sakėjai. Gerai. Uždavė namų darbų? Daugybę. Panelė Lebarda niekaip negali patikėti, kad aš ruošiu namų darbus. Tad davė dar daugiau, kad tai įrodyčiau. Tėtis bus labai patenkintas. Ir dar turiu užpildyti tą kvailą klausimyną. Klausimyną? Kokį klausimyną? Na, pas mus dabar yra tas stebėtojas, Henri, stebėtojas. O dabar eik. Ir čia reikia parašyti, ką mėgstu veikti namie. Duokš man, Henri. Bet sakė mums patiems užpildyt. Pasakiau, duoti man, Henri. Gerai, gerai. Kažkur turėtų būti. Eidamas iš mokyklos tikrai turėjau. Na štai. Kiek valandų per savaitę žiūri televizorių? Kiek laiko praleidi prie kompiuterio? Kokios muzikos klausaisi? Ar valgai saldumynus? Viskas, mums galas. Ką čia šneki, mama? Nesvarbu, Henri, eik į savo kambarį. Gal galiu pasiimti klausimyną? Ne, tuoj pat drožk į savo kambarį. Bet kaip arbata? Galėsi jos išgerti ryte, o dabar eik. Pasiduodu. Sumuštiniai su grybais. Skanumėlis. Iki, Henri, šiandien penktadienis. Žinau, mama. Paskutinė savaitės diena. Žinau. Nepamiršk klausimyno. O ne, aš pamiršau jų užpildyti. Panelė Otbot mane užmuš. Nesijaudink, užpildžiau už tave. O, ačiū, mama. Iki pasimatymo. Na, ar mums pavyko? Manau, kad taip. Tai kiek valandų per savaitę Henri žiūri televizorių? Visai nežiūri, žinoma. O kaip dėl kompiuterio? Nesinaudoja. Kas vakarą ruošia namų darbus, kad ir kiek jų būna užduota, valgo tik sumuštinius su daržovėm, dievina bėgimą ir nevalgo saldumynų. Tikras Henris. Netoks ir blogas berniukas, ką? Dar parašiau, kad laisvalaikiu įslipdo figūrėles iš papiemašė. Nuostabu. Oi, kaip man patinka sumuštiniai su grybais. Na, ir kaip praėjo tavo diena, Henri? Gerai. Už tai, kad atnešėm klausimynus, gavom saldainių? Tikrai? Kietai, ar ne? Ai, dar gavau laišką jums nuo mokyklos. Mums? Henrio tėvams. Mes stebėjom Henrį visą savaitę ir labai dėl jo nerimaujam. O ne, visgi jie išsiaiškino, koks jis bjaurus.
Jis nežiūri televizijos ir nežaidžia kompiuterinių žaidimų, valgo tik keistus sumuštinius su daržovėm ir niekad nėra ragavęs saldainių. Ir dar, jis visad paruošia namų darbus, net kai jų yra itin daug. Bet juk tai gerai, ar ne? Pasirodo, ne. Tai visiškai nebūdinga tokio amžiaus berniukui. Rekomenduojame jums nedelsiant pradėti lankyti kursus, kuriuose išmoksit, kaip tapti geresniais tėvais. Ne! Išvertė Rūta Sargūnaitė, įgarsino Henrieta Huridaitė, Versmedija.